ir tada važiuojam. Važiuojam. Labas vakaras, laba diena, labas rytas, mėly šitos tinklalaidės žiūrėtojai ir stebėtojai. Tai iš tiesų net ir sunku pasakyti, kokiu paros metu jūs žiūrėsit. Tai aš tiesiog taip dėl to ir sveikinuosi su visais iš eilės, nepriklausomai nuo paros meto, kuomet ir kada jūs visą tai žiūrit. Aš esu Jurgita Jankuvienė, coachingo specialistė ir taip, ir šitas pokytis pas mane atsirado ne iš karto, jis irgi įvyko lygiai taip pat, kaip vyksta pokyčiai ir mano šitos tinklalaidės viešnių, didžiąja dalimi viešnių gyvenime. O šitos tinklalaidės pati idėja atsirado dar šių metų pradžioje ir tiesiog kilo noras pradėti dalintis istorijomis kitų žmonių. Nes paprastai, ką pastebėjau dirbdama su klientais, dažnu atveju greičiau, paprasčiau, lengviau žmonės įsikvepia tada, kada patys išgirsta kitų žmonių istorijas ir išgirsta, o kaipgi kiti žmonės keliavo šitu jų gyvenimo pokyčių keliu. Tai šiandien mano viešnia, man labai smagu, kad Jurgita sutiko būti šitos tinklalaidės viešnia, nes išduosiu tokią nedidelę paslaptį, mudvi su Jurgita esam buvę kolegės ir pakankamai netrumpą laiko tarpą. Ir abi kiekviena į savo pokytį atkeliavom iš personalo valdymo srities. Tai vienas toks sutapimas. Dar vienas sutapimas yra tai, kad esam mudvi Jurgitos. O prieš tai tinklalaidės viešnia irgi buvo Jurgita. Tai žodžiu, šiandien taip tęsim Jurgitų pokalbius ir tęsim keliones ir į gyvenimo pokyčius arba per gyvenimo pokyčius. Tai labas Jurgita dar kartą ir tikrai labai smagu, kad tu sutikai būti šitos tinklalaidės viešnia. Labas Jurgita. Žodžiu, jeigu esi Jurgita, tai praktiškai lengva būti patekti šią tinklalaidę. Vienareikšmiškai. Vienas iš atrankos kriterijų yra vardas. Be abejo, juokauju. Iš ties, kuomet mudvi tarėmės šitai tinklalaidai ir aš stebiu tavo pokyčius ir aš juos matau, nepaisant to, kad mudvi jau kolegės buvom dar gerokai prieš COVID, o jau po COVID turbūt kokie 2 metai, ar ne? Man iš ties smagu tave stebėti, nes vieną tavo aistrą aš žinojau dar tada, kai mes dirbom kartu. Ir man labai gera, kad tavo šita aistra įsigyvendino ir šiandien tu joje esi. Nežinau, ar ta istorija, kurią tu šiandien nori pasidalinti, yra būtent apie tai, o gal kažką iš savo pokyčių skrinelės nori ištraukti kažką kito. Tai kaip yra iš tiesų? Iš tiesų, nuojauta moteriška tavęs neapgavo. Tai apie tą mano pokytį ir tą visiškai kitą veiklą ir tos mintis, jos jau buvo labai senai. Turbūt jom plus minus apie 10 metų. Bet gal pradėsiu nuo to, kaip apskritai tos mintis atėjo apie tą kitą veiklą. Tai pačiam personale aš nuo kokių 2000-ųjų, tai labai daug metų, per tą laiką gimė 3 vaikai, karjera, vaikai, namai. Ir kažkada vienas iš vaikų uždavė klausimą: mama, o koks tavo hobis? Ir tada aš supratau, kad aš neturiu laiko hobiui. Ir kad nėra mano gyvenime kažkokios kitokios veiklos apart karjera, darbas, vaikai, namai. Ir kažkaip man pačiai pasidarė keista, taigi jaunystėje mes visokių turim hobių, laisvalaikio praleidimo būdų. Ir kaip čia pas mane nėra to hobio. Ir tiesiog užčiapiau savį,
kad man labai patinka jausti, kai man daro masažą. Ir kažkada gimė mintis, kad kokia tai yra prasminga veikla, kaip tai yra smagu atlikti kitam. Vat kokį gerą jausmą, su kokia gera emocija, su kokiu lengvumu žmogus išeina ir kaip smagu tai būtų atlikti. Aišku, turbūt retas, kuris nuėjęs į koncertą, pasiklausęs orkestro, sakytų, nori išmokti groti smuiku ar fortepijonu ar ne, ar būgnais, bet va būtent šita mintis mane užkabino. Ir aš ją garsiai pasidalinau. Ir tai turbūt buvo daugiau negu prieš 10 metų, kažkur tai draugų būry. Ir patikėkit manim, šita mintis palaikymo nesulaukė. Tikrai buvo momentų, kai sakė, taigi tu turi tokį nuostabų darbą, tu tokią padarai karjerą, tau puikiai sekasi, o čiagi darbas rankomis, jis yra sunkus, fizinis, kažkaip tu pagalvok. Vienas dalykas patirti, kitas dalykas daryti. Ir tokios mintis mane kuriam laikui sustabdė. Tikrai nuoširdžiai prisipažinsiu, kuriam laikui sustabdė. Bet aš vis pajausdavau, kad aš grįžtu su nauju impulsu. Tai yra tik tai va to vieno ar kelių žmonių nuomonė, kad tai yra sunku. Bet aš tai nežinau, ar tai yra sunku. Ir kažkurio momentu atsiradus tiesiog laisvesniem pinigam, aš spontaniškai užsirašiau į masažo kursus, savaitgalinius, tiesiog pasitikrinti, ar tikrai yra sunku, ar nesunku ir patirti savim. Praėjo 2 nuostabūs savaitgaliai, buvo nuostabi mokytoja ir aš praktiškai po to kurso nusipirkau masažo stalą. Taip, tie kursai man neleido profesionaliai, tiek žinių neužtenka profesionaliai tai daryti, bet aš buvau tiek įsikvėpus, kad su tuo stalu keliavau per draugus, pažįstamus. Tiesiog džiaugdavausi tom akimirkom, kai kažkas leisdavo savo kūną panaudoti mano mokymuisi, mano aistrai. Ir va toks buvo keliavimas. Ir va Jurgita, neleisiu meluoti, va ta tokia aistra šalia ir personalo darbas, ir aš niekaip nesugalvojau, kaip juos apjungti. Tai va, buvo tas mano hobis šalia ir buvo personalo darbas. Ir kaip va čia vienas su kitu sujungti, jie vienas šalia kito buvo, aišku, masažas buvo podukra, laisvų laikų, tikrai jo buvo kritiškai nedaug, bet kad tai pasidarytų daugiau, aš niekaip nesugalvojau, kaip galėtų tai pasikeisti. Kaip vat juos tas veiklas sulieti. Na ir štai atėjo COVID. Ir galimybės mokytis nuotoliu, mokytis daugiau, savaitgaliais praktikuotis daugiau, praktikos patirčių. Ir mano vaikai 2 suaugę išėjo studijuoti ir mama kartu su jais išėjo gilinti savo masažo žinių. Savaitgaliais jau rimčiau. Tai būdavo 5 dienos nuotolinio darbo ir savaitgaliais mokslai. Ar buvo lengva? Ne. Ar buvo verta? Taip. Vienas dalykas, aš tikrinausi save, ar aš vis dar galiu mokintis. Ir medicinos mokslai tai nėra labai paprasti, anatomija, mikrobiologija ir daug kitų disciplinų tikrai buvo ką paveikti. Tai smegenų grioveliai gilėjo. Bet tos savaitgalinės paskaitos praktinės, jos tiesiog buvo toksai kaifas. Tikrai tokia visiškai atgaiva, kai fiziškai galbūt rankos pavargsta, bet persikrauna viduje visiškai kitas jausmas. Tai bet pasibaigiau aš mokslus ir gerai, turiu aš jau licenciją, diplomą,
ir turiu karjerą įmonių grupėje. Ir vis tiek aš nežinau, kaip tą suintegruoti į savo gyvenimą, tik tiek, kad aš jau turiu visus reikalingus dokumentus, kad aš tai galėčiau daryti. Na ir tas kitas mano pokytis, kuris atnešė mano galimybę vis tik tai savo svajonę ir savo hobį padaryti pagrindinę veiklą, tai buvo perdegimas. O, kaip pažįstama. Taip. Ir kaip tas man nutiko, tai buvo kažkur 2022-2023 metai. Tas nenutinka per vieną dieną, bet aš tiesiog pajutau, kad tai, kas mane džiugino, manęs nebedžiugina. Kad vardinami nauji iššūkiai mane daugiau slegia, negu man papučia motyvacijos po sparnais. Kad dalykai, kurie neerzindavo, pradėjo erzinti. Kad mane vargina pokalbiai su žmonėm ir toks visiškas išsekimas. Kas buvo anksčiau vienaip, tapo kitaip. Ilgai galvojau, kodėl čia taip tapo. Didelis darbų tempas, tikrai. Atrodytų vieną projektą pabaigsi, jau atsikvėpsi, tą projektą keičia kitas, su dar aukštesniais reikalavimais, su dar didesniais terminais, ta prasme, tų terminų žirklės mažėdavo, tavo kompetencija auga, tai viskas turėtų greičiau. Ir supratau, kad tiesiog aš keliuosi pavargus, einu gulti pavargus, penktadienio vakare aš jau galvoju, kaip aš savaitgalį pailsėsiu, bet pirmadienį aš visai nenoriu į darbą. Ir mane tos kasdieniai iššūkiai, kurie anksčiau džiugindavo, visiškai nebedžiugino. Ir pirmas nerimo toksai varpas, į kurį tikrai labai atkreipiau dėmesį, tuometinis pokalbis su vadovu, kuris tai ten įsikvėpęs kalbėjo apie naujus iššūkius, apie tai, kaip įmonė augs, kaip čia turėsim projektų, kaip čia viskas yra gerai. O aš sėdžiu abejinga ir tarsi tai manęs neliestų. Bet dar labiau mane nustebino mano pačios reakcija į pokalbį apie darbo užmokestį. Man tai absoliučiai neberūpėjo. Statom naujų šviesų rytojų, kalbamės apie atlyginimą ir man visiškai tas nerūpi. Galvoju, kažkas su manim čia labai yra negerai. Na ir galvoju, reikia man nueiti pasitikrinti sveikatą. Ir aš nuėjau pasitikrinti sveikatą. Ir tada labai daug susidėjo taškų ant jų. Kad sveikatos parametrai buvo tokie nekokie. Tai nebuvo kažkokių lėtinių ligų, kažkokių didelių uždegimų, bet kraujo tyrimai buvo kritiškai blogi, kraujyje geležies nerasta, feritino nerasta, daug ten visko trūko ir vitaminų ir viso kito, cholesterolio parametrai blogi, blogi. Ir mane labai sukrėtė gydytojo komentaras apie atsistatymo laiką. Tai minimum, tai yra 6 mėnesiai. Minimum 6 mėnesiai. Ir ilgą laiką iš jų aš visiškai nejausiu jokio kažkokio pagerėjimo ar jokio pokyčio. Ir tada aš pradėjau galvoti, reikia ne tik vitaminus pradėti gerti. Ir kad man reikia kažką iš esmės keisti savo gyvenime. Ir taip, aš tos vitaminus pradėjau gerti ir buvau pagerus kokius ar 2 ar 3 mėnesius. Ir aš atėjau pas vadovą su mintim, kad man reikia kažkaip keisti savo darbo tempą ir darbo krūvį, nes nieko čia kitaip nebus. Ir mes labai geranoriškai sutarėm, kad aš pereinu 4 darbo dienų savaitę. Buvo aišku pasiūlymai, tai gal tu 2 savaitės pasimk atostogų. Tai kažkaip labai
keistai skambėjo tam 6 mėnesių kontekste. Laikotarpį. Savaitę. Taip, jos Aha. išgelbės. Ar tu gal pasim biuletenį? Ar kažkaip, ne, mes tiesiog ieškojom galimybių ir aš galvoju, kad tos 2 savaitės manęs niekaip neišgelbės. Man reikia kažkokio kardinalaus pokyčio kasdieną. Reiškia, ir kaip galbūt tiktų tas pokytis, kad susitrumpino savaitę. Ir kad tos 3 dienos savaitai poilsiui tarsi skambėjo labai labai neblogai. Bet žinot, kas gavosi? Per tas 4 dienas darai 5 dienų darbą. Nu, nes darbą bet kuriuo atveju reikia padaryti. Taip, darbą reikia padaryti. Ir manęs per tas 3 dienas visiškai neapleisdavo mintis, kas manęs laukia po tų 3 dienų. Absoliučiai nepaleisdavo. Aš pradėjau labai blogai reaguoti į nesėkmes. Kad tai kažkas nepasisekė, aš tiesiog save plakiau, griaužiau, negalėjau atsistatyti ir galvoju, kad aš jau čia, visiškai netikęs darbuotojas. Ir galutinis sprendimas atėjo daryti tokį reikšmingesnį pokytį, žinoma, per atostogas. Okay. Ilgas suplanuotas vasaros atostogos, jas buvo kažkaip Liepos pabaigoj rugpjūčio mėnesį, kad aš aiškiai supratau, kad aš nebenoriu grįžti į darbą. Ir kad tai galbūt dabar pats geriausias laikas, bet kada, jeigu ne dabar, išmėginti tai, kas mane tikrai labai labai džiugina. Tiesiog. Bet aš nebenorėjau grįžti. Ir galvoju, kas bus, tas bus. Pasidavė tėkmei. Taip, ir aš atostogų metu parašiau vadovui prašymą atleisti iš darbo, dar atostogų metu. Ir kad aš viskas, man tas 4 dienų režimas, man vis tik tai, niekaip gal ir padėjo ateiti šitą sprendimą, kas būtų anksčiau atėjęs, bet tas žingsnelis po žingsnelio, kad aš vis tik tai aš noriu pabaigti. Atsisveikinimas irgi truko ilgai, nenorėjo manęs paleisti, tokių variantų ieškojom. Ir vis tik tai aš buvau atkakli, sakydama, kad vis tik tai ne. Aš su mielu noru rasiu savo įpėdinį žmogų vietoj savęs, bet aš vis tik tai noriu atsitraukti, pailsėti nuo tos intensyvios protinės veiklos ir galų gale pagaliau padaryti tai, apie ką aš svajojau, apie ką aš mokinausi ir kas mane labai labai džiugina. Ir tai susidėlioja. Labai simboliškai mano išėjimas iš darbo po tą pačią dieną, lygiai po 20 metų, kaip aš atėjau personalą. O, kaip gražiai. Spalio 27 buvo visiškai užverimas durų ir aš kažkada spalio 27 tai pradėjau. Tai labai labai simboliškai, lygiai 20 metų iš personalo išėjau į masažus. Labai greitai susidėliojo visi dalykai dėl kabinetų, dėl sąlygų, dėl visko. Tik tai šitoje vietoje aš jau labai savo atsargiai sakiau, kad aš linkus taip stačia galvai nerti veiklas ir kad nesupleškinčiau dar vienos veiklos, man reikia taip saugiai pradėti. Palengva. Taip, palengva. Po 3 dienas per savaitę, tai tokia pusė užimtumo, daryti tai, kas man patinka. Atsirado laiko sportuoti. Ir irgi nėriau visą galvą, ar buvo kažkurio žiemos metu ir 4 treniruotės per savaitę. Aš labai daug laiko būdavau viena, su savim, su mintim, nebuvo kažkokių tuščių pokalbių, nebuvo bereikalingo bendravimo, nebuvo toksiškų žmonių. Aš tikrai, tas toksai darimas tik tai, kas patinka. Darimas tada, kada patinka, tiek, kiek patinka,
mane tiesiog tikrąja to žodžio prasme gydė. Mhm. O man susitvarkė kraujo parametrai daug greičiau. Mano svoris pradėjo kristi. Aš geriau miegu, man dingo migrena. Ir, ta prasme, aš šiandienai esu laiminga, ką galiu drąsiai pasakyti. Ir ko labai senai, jau senokai buvau sakęs, kad tai, ką aš darau, mane tai labai labai džiugina. Tokia mano istorija. Istorija tokia, žinai, va taip klausau tavęs ir man bėga mano pačios tam tikri momentai, nes tai, ką tu paminėjai apie perdegimą, tai dėl ko sakiau labai pažįstama, nes tai labai pažįstama ir man labai pažįstama iš arti. Tiesa, mano labiau psichologinė būsena buvo visiškai išsibalansavusi negu sveikatos tam visi dalykai. Bet grįžkim prie tavęs, nes istorija ir pokalbis visgi yra apie tavo pokytį. Ar teisingai išgirdau, kad realiai tas paskutinis lašas ir tas paskutinis taškas ant šitos I raidės buvo tavo fizinė sveikata? Fizinė, gal sakyčiau, labiausiai apčiuopiama, ar ne, bet ką mes galime labai paprastai išmatuoti. Bet tas toksai nuovargis, ar ne tik fizinis, toks, sakyčiau, dvasinis. Kai tu tiesiog neturi jėgų išklausyti, kai tave erzina kažkokie pasisakymai, kur anksčiau tu tiesiog priimdavai normaliai, natūraliai, nenormali reakcija, kritika, labai visą laiką sukimas tų kažkokių nesėkmingų momentų ir ieškojimas ir savęs plakimas. Tai ir ta psichologinė būsena jinai buvo tokia, negera. Nedžiugino, niekas nedžiugino. Kas jau turėtų džiuginti, kažkokie vaiko pasiekimai, kažkas, niekas nebedžiugino. Tiesiog nėra dvasinių jėgų, toks atrodo visiškas emocinis išsisėmimas. Toks visiškai, nėra prasmės nepadaryti. Puikiai tave suprantu, iš tiesų. Išėjai, iš vienos pusės tarsi į niekur, ne? Iš kitos pusės tarsi vienas duris uždarėjai, kitos atsivėrė plačiau, jeigu taip, kalbant visiškai metaforiškai, ar ne? Taip. Tai, bet tam, kad išdrįsti iki galo žengti pro tas prasivėrusias duris, vat kaip savyje radai, nežinau, tvirtybės, stiprybės. Aš suprantu, kad mokslai buvo baigti, galų gale, žinai, gali pradėti ieškoti visokių logiškų paaiškinimų, tarkim, sumokėjau pinigus, man ten labai patinka, bet vis tiek viduj paprastai, bent jau kai žmonės eina į kažkokį pokytį, taigi krūva baimė. Ką pagalvos kiti, o jeigu nepasiseks, o tai kaip aš dabar čia uždirbsiu pinigus, o tai aš čia dabar atsisakau, vat kaip ten sakė, turėjau gerą karjerą, turėjau gerą atlyginimą, galėjau. Vat kas buvo tas, nežinau, drąsos šaltinis? Arba kokios tos buvo didžiausios baimės, kuriam tu visgi sakė, žiūrėkit, jūs dabar pabūkit čia šone, o aš einu darysiu taip, kaip man reikia. Tai aš nesu joks antgamtiškas žmogus. Aš visas šitas baimės, Jurgita, kurias įvardinai, aš tau ne kartą kėliau. Tikrai. Tai bet dabar yra stabilus atlyginimas, ar ne, finansinis stabilumas, toksai saugumas, kas moteriai yra be galo svarbu, ir tai gavati tokia visiškai nežinomybė ir nestabilumas. Ne? Ką žmonės pasakys. Taip, bet su šitu tai susitvarkiau savo tam 10 metų bėgyje. Ką žmonės pasakys. Ir aš taip dabar visiems labai galiu atsakingai pasakyti. Ir ką pasakys, tai tik to žmogaus nuomonė. Jisai nusistebės,
apsisuks ir pamirš. O tu ilgai galvosi, ar vat čia tu teisus, ar jisai buvo teisus. Tai mes kiekvienas turim savo gyvenimą ir mes esame atsakingi už tai, kokius sprendimus priimam. Ar dėl kažkokio Petro, Juozo ar Jono, kažkokio komentaro mes nedrįstam tai padaryti, nors galbūt vidui labai norim. Tai vat su šito aš jau buvau susitvarkius, ką žmonės pasakys anksčiau. Ir dar toks stebuklas įvyko. Kol aš viduje tokia dvejonė buvau, ar tikrai čia mano kelias ir aš ateinu tarsi patarimo to kito žmogaus, tai visada buvo tokia nepalaikymas, tokia kritika kažkokia, bet negatyvūs komentarai, atsiliepimai. Bet kuomet aš viduj priėmiau sprendimą, kad aš to noriu, aplinkui visa erdvė tarsi persikeitė. Ir tikrai turėjau didelį palaikymą iš savo artimųjų, iš šeimos. Vyras visada sakydavo, jis jau pripratęs prie mano visų šposų, kad jeigu tau tik tai nuo to pačiai bus geriau, tu būsi laiminga, tu daryk. Palaikė vaikai, palaikė mano draugai. Ne visi, bet didžioji dauguma mane tikrai palaikė, sakė, tu tik tai daryk, tu šaunuolė. Na ir tokia pagrindinė, o kas bus jeigu? Tai tokių garantijų niekas neduoda. Kas bus jeigu? Na, aš galvoju, tai, aš pamėginsiu, aš duodu savo šansą ir jeigu man nepasiseks, gali tai būti, aš visada turiu tą 20 metų bagažą, personalą, niekas iš manęs to netims ir aš grįšiu į tai, bet aš ten būsiu pabandžius. Aš ten būsiu pabandžius. Tai taip, nestabilumas yra. Dirbant turbūt tokiose, žinai, kaip ten bebūtų, tu irgi esi toj pagalbos, vienas iš pagalbos profesijų atstovų. Ir kuomet dirbi pats savo, tai tikėtina, kad normalu. Bet prieš tai tu minėjai, kad žiūrėk, kai tu uždarai tas personalo duris, kai uždarai įmonių grupės duris ir išėjai iš personalo vadovo pozicijos, tau tuomet tarsi susidėliojo kabineto klausimai, nes kiek aš dabar matau tave socialinėje erdvėje, tai tu tikrai nebevažinėjai su savo masažiniu stalu po klientus. Taip, Jurgita. Aš savo tada atsakiau, kad vis tik tai komfortiškai dirbti. Reikia turėti gerą erdvę, geras komfortabilias darbo priemonės ir kad laiko atžvilgiu yra tikrai patogiau, kad pas mane ateina, negu aš kažkur važiuoju, neaišku kur, nes ta tokia patirtis irgi jinai davė man peno rasti šitus argumentus, kad būtent, kad man reikės savo kabineto. Nes kada tu nuvažiuoji su stalu pas savo draugą, tai tu žinai, kokia jo patalpa, kur tas stalas tilps, kaip ten sąlygos, bet kad tu jau važiuoji pas draugą, nes parekomendavo ir tu patenki į namuką, kur labai status laiptai, ir tas stalas, duok dieve, tik tai šonu prisikliaus prie sienos, o kitur nėra tokio didžiojo kambario. Ir tada supranti, kad tai labai gal žmogui ir smagu ir patogu, kad pas jį atvažiuoja, bet man jau nėra gerai, mano sveikatai. Bet tai buvo mano mokymosi, mano pratinimuose, mano jaukinimuose šitos profesijos ir savo viduje atsakymo, ar aš tikrai tą noriu daryti. Tas visas nekomfortabilios sąlygos, jos man vis tik kiekvieną kartą aš labai gerai jausdavau. Aš tokia pailsėjus, aš ant sparnų parskrisdavau, mano mintis kitokios. Tarkim, taip kūnas pavargęs, bet vidui būsena yra visiškai kitos kokybės. Tai man atsakydavo, kad man tai tinka. Ir kad nesvarbu, kas iš šono, kam kaip atrodo, aš tai noriu daryti. Ir kažkaip tai, kada tu žinai, kokio kabineto tu nori, tiesiog labai greitai viskas ateina.
Jeigu mes tam kely, tai tikrai labai labai viskas greit ateina ir tu atpažįsti ir dėliojas. Okay. Beje, su tavo leidimu po šitų video aš pasidalinsiu nuorodą į tavo socialinių tinklų profilį, kur tikrai visi tie, kas žiūrės arba kas žiūri šitą tinklalaidį, kas žiūri šitą live dabar gyvai arba žiūrės įrašą, tai tikrai ras tave, kur gali parašyti, pasmalsauti, kokiųgi dar be papildomų kursų ir mokslų irgi tai yra baigusi ir kaip ji dirba. Aš savo ruoštų galiu vienareikšmiai pasakyti, taip nesu buvusi pas Jurgitą dar kol kas masaže, bet galiu savo ruoštų pasakyti, kad šitas žmogus jau jeigu ką ir imasi, tai jau tada imasi, kaip ir pati sakė, stačia galva pasineria ir su visa dūšia. O masažas, aš pamenu, mudvi dar dirbom, aš labai gerai pamenu, kaip tu sakei, va, pasibaigiau kursus, žiūrėsim, kas iš to gausis. Tai šitą momentą aš irgi tikrai labai pamenu gerai. Tai minėjai, kad turėjai palaikančią aplinką, arba tiesiog ta palaikanti aplinka, ji tiesiog susikūrė tuo metu, kai tu pati savo atsakėjai, ar ne, į tą klausimą, kad tu nori šitos veiklos, kad tau ji yra įdomi. Realiai, prieš užduodamą klausimą, aš turbūt iš anksto jau tam tikrą prasme žinau tavo atsakymą, nes klausimas yra, kaip pokytis pakeitė tavo gyvenimą ir ką naujo savo atradai. O prieš tai, kai mudvi derinom, tavo frazė buvo, kad dabar visada turiu laiko. Tai, tai gal gali tiesiog apie patį tą pokytį, nes kardinaliai pasikeitė. Dabar realiai greičiausia, taip darau prielaidą, jeigu mano matematika nepaveda, tai jau turbūt kokie metai laiko pilnai esi būtent šitoj srity, būtent masažė, ar ne? Tai kas per tuos metus, be to, kad atsirado laiko visada, kas dar per tuos metus pasikeitė? Darau tik tai, kas patinka. Bendrauju tik tai su tuo, kas patinka. O ką darai tuo atveju, jeigu ateina koks klientas, kuris tau nelabai patinka? Tiesiog smalsauju. Pasakyčiau, kad pačioje pradžioje buvo visko ir tokių klientų, kur ne mano. Bet vėl, sakyčiau, čia mano pačios edukacija, kaip komunikuoti, kokius klientus pritraukti ir visko buvo. Nesakysiu, kad čia viskas tik tai rožių žiedlapiais pabarstyta, bet aš visą tai žiūrėjau su smalsu, kaip į mokymosi procesą. Jeigu aš iki tol visiškai neturėjau įgūdžių komunikuoti socialiniuose tinkluose ir manęs iš esmės tenai net ir nebuvo, tai nuo ko pradeda? Reiškia, jeigu taiko nuolaidas, tai turbūt reikia ir man. Va čia tokios pamokos, kai pritrauki ne savo klientą, o nuolaidų medžiotojus, kurie nevertina tavo laiko, tavo pastangų, tavo širdies, jie vertina suteiktą nuolaidą. Ir jeigu jos nelieka, tai nereiškia, kad užsiauginai klientą, nes jis pajautė, kad kaip tu gerai darai. Ne. Tai atėjo dėl kitų paskatų. Tai pas mane nebėra nuolaidų, nėra Black Friday ir Cyber Monday. Ir komunikacija pasikeitė iš esmės, kada aš tau labai drąsiai pasakiau, kad tikrai ne kiekvienas klientas yra mano. Turi klientas būti toksai, kuris vertina tai, ką aš darau, kuris ateina dėl to, ką aš darau. Ir aš jam galiu geriausiai pasitarnauti. Tai turi būti labai teisinga komunikacija apie tai, kas aš esu. Tai reiškia, ne tik rankytės ar stalas, bet ir pati asmenybė turi pradėti šmėžuoti, kas irgi čia mano toks šioks toks lipimas per save. Bet to reikia, kad žmonės
Bus tokių, kuriems aš patinku ir kurie ateis dėl to, kad aš tokia esu. Ir čia yra pats turbūt geriausias dalykas. Ir bus tiem, kam aš nepatinku. Tai čia irgi viskas labai gerai. Tai pas mane neteis. Ir dabar tokių, kurie netyčia pataikė tokių praktiškai. Arba kad man labai labai netiktų, ar aš labai nepatikčiau, tiesiog tokių nėra. Aišku. Tai ir linkiu, kad nebūtų. Ir linkiu, kad tie ateitų tie klientai, kurie yra tik tai tavo klientai. Tai darai, ką nori, tai yra, kas tau patinka, kas tave pakrauna, nes aš girdėjau, kad nepaisant to, kad fiziškai tarsi ir pavargus, bet vis tiek to gėrio, to oro ar ten to gūsio gero po tais sparnais jo yra. Turi visada laiko. Kas dar tokio, kas per tuos metus tikrai yra didžiulis pokytis? Nėra ant pečių svorio ir to dar vieno socialinio statuso, kad aš esu, tarkim, personalo vadovas. Ir aš turiu atitikti kažkokį įspūdį. Aš tiesiog esu žmogus, darant tai, kad man patinka, daugiau nuoširdumo atsirado, daugiau noro mokytis, tokio naujos energijos, nauja energijos tėkmė. Ir aš nesijaučiu, kad mano dienos kažkaip praėjo beprasmis susirinkimas, kaip švilpiko diena, žinot, kartojasi tas pats ir naudos nematai, bet darai iš inercijos. Tai va to inertiškumo pasibaigė. Mano dienos yra skirtingos. Ateina skirtingi žmonės. Jie išeina su grįžtamuoju, kuris mane pradžiugina. Man yra gera matyti, kad aš tam žmogui padėjau, pasitarnavau, kad jisai dabar sveikesnis, laimingesnis išėjo. Tai daugiau prasmės viskame kame. Daugiau noro mokintis, daugiau kitokių žmonių atėjo į mano gyvenimą. Daugiau kitokių mokymų atėjo į mano gyvenimą. Labai daug visko per tuos metus nutiko. Ir tas labai labai džiugina. Smagu, iš tikrųjų tikrai labai smagu tavęs klausytis. Jeigu galėtum grįžti į kažkurį laikotarpį, nesvarbu į kurį, bet jeigu galėtum grįžti į kažkurį laikotarpį norėtum sugrįžti ir ką norėtum pasakyti tai Jurgitai, kuri buvo tada? Daryk viską greičiau. Nebelauktų 10 metų. Ne, bet šitą vietą turbūt vėlgi kiekvienam ateina savas metas ir savas pagrindas, kada jisai priima sprendimą. Taip pat man vis tik tai reikėjo sulaukti, kad ta veikla, kuri mane daug metų džiugino, vežė ir kur aš jaučiausi pasitarnaujantį, manęs pradėtų nebedžiuginti. Bet ar tikrai reikia laukti perdegimo, kad kažką pakeisti, tai drąsiai sakyčiau ne. Ar verta? Taip. Ir šitoje vietoje mes turim baimės ir drakonai mūsų galvose užsiauginti yra daug didesnė negu realybė. Tiesiog bandyti. Bandyti. Turi svajonę, bandyk. Ir pažiūrėk, kas iš to gausi. Taip. Ir tada net jeigu ir nepasiseks, čia nesvarbus momentas, net jeigu ir nepasiseks, tai būsi pabandęs. Toks ramus prieš save, kad aš bandžiau. Dievas mato. Dievas mato, aš pabandžiau ir dabar žinau, dėl ko galbūt nereikėjo to daryti, arba galbūt kaip tik dėl ko reikėjo tą padaryti, ne? Visai kita savijauta. Daug šviesesnių spalvų. Vaikas dabar, pasakyčiau, keistas pojūtis yra. Jisai man nebėga per greitai. Kaip bėgdavo, bet bėgi ir net nematai, bet pavasaris atėjo, vasara atėjo, žiema atėjo ir tu nespėjai ir nebespėjai. Vaikai kažkaip stabdydavo, vedai darželį, ir čia, pumpurėlis, ten yra kokia sraigė, o tu bėgi ir kaip čia man reikia greičiau tą vaiką nuvesti.
o jis tai va tiesiog stabdo. Tai va dabar tas laikas bėga normaliai. Normaliai, supratau. Jurgita, ką norėtum palinkėti šitos tinklalaidės žiūrovams, klausytojams? Svajokit ir pildykit savo svajones. Ir jūs esat patys savo šeimininkai. Nelaukit, kad jums kažkas iš šono pasakys, kad dabar jau laikas. Taip niekada nebus. Arba kuris sukritikuos ir sakys, ne laikas. Tiesiog klausykit savęs ir bandykit, nes būtent tame yra tie visi geri dalykai, kurie vyks. Visi geri dalykai. Taip, aš dabar neturiu finansinio stabilumo, kokį aš turėjau. Bet ar verta buvo dėl to? Verta. Todėl, kad aš dabar esu laiminga, aš darau tai, kas man patinka. Ir daug daugiau dalykų randu tenai, kas mane džiugina. Negu tik tai, jau, pas mane buvo taip, kad jau nebedžiugino finansinis stabilumas. Jau buvai priėjusi šitą ribą, kad net ir finansinis stabilumas nebedžiugino. Žinai, tu tam tikrą prasme net atsakei į prieš tai buvusios tinklalaidės viešnios kitos Jurgitos klausimą, nes jie irgi klausė, o kas daro pašnekovą, būtent šitos tinklalaidės, kas daro pašnekovą arba pašnekovą laimingu arba laimingą. Daryti tai, kas patinka. Daryti tai, kas patinka. Ir nedaryti to, kas nepatinka. Kas nebepatinka, gal, ne? Nes iš tikrųjų, tai, ką aš girdėjau, personalas ir galų gale mes susipažinom būtent per šitą sritį, per personalo valdymo sritį. Tuo metu buvo viskas tvarkoj, ta prasme, patiko ir tiko ir gerai tame jauteisi ir buvo viskas, ko tada tuo metu reikėjo. Tiesiog atsirado tos kitos durys, kurios labai kvietė pro jas užeiti ir vis reikėjo. Puikiai. Pats paskutinis klausimas. Turiu tradiciją, jau dabar kelinta laida, vis paprašau pašnekovės arba pašnekovo, kad paliktų klausimą kitos tinklalaidės viešniai arba svečiui. Tai koks būtų tavo klausimas tam kitam žmogui, kuris ateis pas mane į svečius? Būtų labai smalsu išgirsti receptą arba patarimą arba įžvalgą, o kas yra svarbiausia gyvenime? Būtent šitą klausimą ir užduosiu. Bus smalsu išgirsti. Tai ačiū tau didelis, kad tu sutikai, kad radai laiko, radai įsikvėpimo ir įkvėpimo pasidalinti savo istoriją. Mano galva, jie iš ties yra labai labai svarbi. Ir vien tik tai ta įžvalga, kad laiku sustoti ir nebūtina laukti, kad kažkas atsitiktų, ji yra tikrai iš ties labai vertinga. Nes dažnu atveju žmonės imasi arba eina į pokytį tada, kada jau būna prie kažkokią tai ribą. Tai nebūtinai reikia laukti tos ribos, ne? Kad kažkas atsitiktų, tai dėkui tau labai už pasidalinimą. Kaip ir minėjau, lygiai po porą savaičių mes turėsim kitą viešnią, tai paklausim jos, o kas jai yra svarbiausia gyvenimą, gal turi kažkokį receptą, gal turi savo įžvalgą. Tavo nuorodą į tavo socialinį profilį socialiniuose tinkluose aš pasidalinsiu po šitų laivų ir tikrai kviečiu pasmalsauti Jurgitos atliekamomis paslaugomis ir tais masažais, kuriais ji dalinasi, o ji dalinasi ne tik apie masažus, ji dalinasi dar daug visokių ten gerų minčių ir įžvalgų. Tai labai kviečiu pasmalsauti ir labai kviečiu užsukti ir užsiregistruoti pas Jurgitą. Tiem, kas vertina darbą, o nemedžioja nuolaidas. Beje, pas Jurgitą sakė, nuolaidų ir nėra.
O aš savo ruoštų, kadangi šita tinklalaidė yra apie pokyčius ir būtent per tinklalaidę su pašnekovais skatinam imtis arba skatinam žengti šitą žingsnį, o kad nebūtų baisu šito žingsnio žengti, esu sukūrusi 12 savaičių programą būtent tiems, kuriems labai baisu eiti į pokytį ir kuriems reikia palaikymo ir kuriems reikia įsikvėpimo arba drąsos. Tai apie šitą programą irgi paliksiu nuorodą po šitų mūsų pokalbių. O šiuo metu tada tiesiog sakau visiems tiems, kas buvo su mumis šitoje tinklalaidėje, sakau visiems didelį ačiū, kad buvot kartu su mumis. Jei turėsit kažkokių klausimų, tai tuomet dar tikrai juos galite parašyti apačioj. Tai ačiū visiems, iki po 2 savaičių ir ačiū didelis dar kartą Jurgita tau už pasidalinimą savo istoriją. Ačiū už pakvietimą ir iš tiesų noriu paskatinti, kad nebūtina viską padaryti pačiam. Yra daug pagalbos ir jeigu jūsų aplinka jūsų nepalaiko, tai ieškoti pagalbos iš šalies, bet nebūti tame ir tam ir esam bendruomenė, kad vieni kitiems padėtumėm. Galbūt kažkam mano istorija, galbūt kažkam kita istorija padėta, galbūt ryšis ateiti į programą arba ryšis pokyčių. Tai tiesiog skatinu keisti kažką savo gyvenime, jeigu jaučiate, kad yra negerai. Taip, o gyvenimas keičiasi arba aplinka keičiasi tada, kada keičiamės patys. Taip. Tai tiesiog viskas, kaip ten sako, viskas yra mūsų rankose ir mūsų apsisprendimuose. Gal ne kiek rankose, kiek galvose iš tiesų, ar ne, kol neateina sprendimas. Tai dėkui dar kartą visiems ir pasimatysim jau gruodžio mėnesį. Iki malonių.